Nu tai matai pajėgumą. Reikia, kad būtų gera aikštelė, bet tau kliūva tavo, ne? Va, tai sakau, reikia, kad būtų gera tiesiai aikštelė, tada pasakyčiau, bet aikštelę įrengti reikia daug pinigėlių, va. Man atrodo, tata, tau pinigėlių ant pašmėlą daugiau reikia negu aikštelė, bro. Čia kalbi dabar nesam. Bro, nusiramink, bro. Aš žiūriu visai, broniau, sukvailėjai, va, su pacanu zabovom užsiimi, kai darbo nebeturėjai. Čia biausiau, matai, yra pats rimčiausias darbas, taip sakant. Ruošiu Raimundelį dabar varžybam rimtom, aš rekordų paims, va. Ne jūsų nosiai pasakysim, broniau, rekordų paimti. Vilniaus Vingio parke, va, rekordų padarė. 25 000 kiaušinių piramidį pastatė. A jūsų šitom 5 vištelėm kokius 10 metų reiks kiaušinius dėt, kad daugiau kiaušinių pridėtų negu 25 000. Nesupranti, seniau, nesupranti nieko. Aš kalbu, kad Raimundelį ruošiu dabar Atenų olimpiadai. Ati Lietuva pristatys naujų Sparta šakų kiaušinių ridėnimų, va. Tai geriau darniaus valiojimas, tai jūsų sporto šaka vadintas, o ne kiaušinių ridėjimas. Tai kas čia taip sugalvoja? Nu, taigi, aš sugalvojau, a tetulis pritarė. Aš pritariu ir nesakyk, biausiau, čia sugalvota yra neblogai, aš skaitau. Supranti, kaip tik reikia greičiau paskubėti užregistruoti šitų sporto šakų, sporto komitetį, kol savų yra. Tai kas tada savas jūsų yra sporto komitetį? Kas yra? Kurtis, na. Koks kurtis? Kurtinys, Gerimka, kurtinaitis. Tai kokiais čia savas dabar jų vaikas? Savas, irgi prie paukščia turi bendrumą su kiaušiniais, Ivanas gali mums padėti, supranti? O tai iš kur gausit tų kiaušinių dabar treniruojant? Kur gausime? Ramundelį, pasakyk, kur gausime? Nu, tai kažką, kur taigi Spencerai duošina. Kokie čia tas Spencerai? Jau yra, nekokie, va. Kaminskienė, Galvsvidienė žadėjo duot paskui šitą Slimbindževičienė, va. Ir tu biausiu, ir tu gali būti, va, mūsų Spenceris. Nu, čia nepadalinčia, aš už dyką savo kiaušinius. Ne už dyką, ką už dyką? Tu duosi kiaušinius, o sudaužytus mes tau galėsime duoti. Galėsi, va, mišrainį ant šitam sudėti, va, kaip saka, vinigretam. Bet, žinai, va, ir išvažiuojant, kai važiuos Ramundukas į olimpiadą ant šitam, tai, va, rajoną gazetai bus parašyta kiaušinių Sparta Spenceris Biausys, va. Taigi parašys Biausiu, suprantit? Dabar varyk vienam namą, atneši man kiaušinių, nes mane jau baigia, supranti, sudūžt visi. Ir aš tada rašiuos tarptautiniam parodinamosiam varžybam, va. Nu, ta naujiena, o tai kokias čia da varžybos? Tai čia ne naujiena, čia rimtas varžybos, tarptautinės, kaip sakė. Visas varžybas vykdys, va, šitai pievai. Reikia dabar, kad sniegas nutirp tik tai, žalumytės paskils, sukals tribūnas didelis ir didžiausia esmė yra kame, žinai, kad šulny vanduo neišsekt, va, nes reiks kiaušinius vilti. Taip, ir dar ne kažkas durnas išvirs tuos kiaušinius. Nu, čia dabar kalbas nesąmonės, tai ko dabar kiaušinių nebeišvirsi? Tam įdėlą, kad neišvirsi biausiau, reiks išvirti kiaušinius pagal Europos Sąjungos standartus. Supranti, va, čia biausi, matai, tau nekokias paprastas velykas, su mergučiais ir samaganu, čia rimtas tarptautinis reikalas, va. Aha, tai palauk, jeigu rimtas sakai reikalas, tai gal Raimundelį per televizorių rodys, gal? Aišku, kad rodys, su prezidentu kartu sėdėsiu, paskui su Seimo pirmininku, ten net neš kiaušinių, kad jei rytai savo atsinešiu. Kaip sau noriu. Žiūrėk, tik tai nedaliskis man per ekšlastų nevegriep, tai man čia reikia. Tai žiūrėk, tava broniu, norėjau su tavim pasitarti. Matai, jeigu sakai, čia bus rimtas reikalas, varžybos, va, jo, tai reiktų kaip ir kokio, va, organizatoriaus, taip sakant, režisieriaus, nu, visą šitą reikalą. Aš matai, va, kaip atsimeni iki kolokio laikaisgi, ir žiburėlius organizuodavom, ir derliaus šventės mokėdavom. Na, matai, biausiau, tu nepyk, bet žinai, kadangi va čia reikalas surištas su kiaušiniais visais, tai va tik režisierium galvojam imti va tas pakraipa žmogų, va čia tiktų arba Pavelas Gaidys, arba Saulius Varnas, a ves va norim pakviešytų Varnaitį, va, ir pavyzdžiui Vytautas Paukštė veda, a va kas liečia koncertant, tai kviesime koncertuojančias tas grupės paims Žasus.
A supranti, būt labai gerai šitas antis su kiaušpėnu tuo labai teiktų, bet išėrį, sakė, matai. Bet tai, bronė, palauk, taigi, bet šitam visam reikalui tikrai turėti pinigą daug. Ką, taigi viskas pragalvota. Pradžiai dėl kapitalo kreipėmės į man žadėję padėti Aloyzas Sakalas, Matajanas irgi tenai prie paukščių priklauso. A paskiau taip patys susidirbsime, nu. Sako, kad tai skarkai jau susidirbti. Tu gal jau užsidirbsi, broliuk, taigi paskiau bilietai, pilni stadijonai žmonių žiūravo. Paskiaugi pradėjusi šituos gyvų mokesčius imtų žiūrėtų, prekybininkų visokių, žinai. Ir gerai, kad valdžia priėmė šitų azartinių žaidimų įstatymų. Taigi čia su laiku, supranti, kaimi, darysime šitas totalizatorius, lažybas, taip sakant. A paskiau gal ir kazino kokį krūtkį arba kokį šitų čiučiundrų iš miestą atvešmą senekam pabavit. Tai va, žodžiu, apgaudinėsit, vat, mulkinsit žmonės, va. Matai, Berusiau, čia ne v tom dėlą, nenumaldamai artėja dabar olimpiada, taigi reiks ir tėvui tai važiuoti, na. Nu, tai kokį tokį tą pavažiuoti? Tai kągi, supranti, su Ramundėliu, mano. Taigi kas, gi miestan tai togi išlaidė ir taigi, kad tu pasklysto, o išlaisto brateinas, taigi tikrai, kai sunmindis gyv. Radau vieną, o basi, ir tai žalės. Tai ot balvanas, tai ko tu nori, kad būt mėlynas, a nu ką greičiau atmazgat runkų ir pagulė. Gerai, a kalėdas, a Velykas, šitoj šeimoj tai jau tikrai nieks nesikeičia. Sponsoriai, va. Va, turėsiu vakarienę jau, va.